laikotarpį. Na ir krūva raumenų scenoje. Gal kiek lietuvaitės netokios moteris kaip Ispanės ar Portugalės, kurios ko gero šiuo metu jau alptų iš laimės ir tai reikštų garsiai. Taip, galiu taip pat pridurti, kad tikrai Lietuvos publika kiek skiriasi nuo Santūresnė. kitų šalių publikos, kuri yra tikrai gerokai santūresnė. Na, sportininkui tie visi garsai, šūkavimai, švilpavimai prideda? Be abejo prideda. Kiekvienas sportininkas taip jaučia tam tikrą palaikymą iš salės. Ir būnant pačiam ant scenos irgi teko girdėti ir ovacijos, ir plojimus, ir tikrai tam tikro vidinio pasitenkinimo ir pasitikėjimo savimi scenoje, tai tikrai sportininkui priduoda. Atlikinėja paskutinėsias privalomas pozas sportininkai. Ir jei teisėjai neturės jokių pageidavimų, tai yra jeigu nenorės sportininkų palyginti dar kartą, tuomet visi šie vyrukai prieis dar arčiau scenos, dar arčiau kamerų.